Sveiki visi! Kiek užsienio kalbų mokate? Jei sekėte mus praeitą kartą, žinote, kad turime programėlių padedančių susikalbėti užsienio kalba. Pavyzdžiui, Google Translate programėlė arba DeepL, kuri gali kalbėti net 32 užsienio kalbomis. Taigi to tikrai pakanka, kad galėtumėte susikalbėti. Praėjusią kartą kalbėjome apie tai, kaip šios programėlės veikia per kompiuterį, kaip galite su jomis susipažinti ir jomis manipuliuoti. O šiandien mano kolega jums parodys, kaip šias programėlės galite valdyti per mobilųjį telefoną. Taigi pažvelkime į tai. Sveiki, šiandien parodysime, kaip naudotis DeepL ir Google vertėjų telefone. Nors jas galite naudoti ir naršyklėje, pavyzdžiui, Google Chrome. Geriausia tai daryti programėlėje, taip daug paprasčiau. Tai galite padaryti nuėję Play Store, susiradę ir įdiegę DeepL ir Google Translate programėles. Kaip matote, mes jau jas turime įdiegę, tiek DeepL, tiek Google Translate, o įdiegę galime iš karto pradėti naudotis. Atsidarome programėlę, pasirinkame norimą kalbą, į kurią norime, kad išverstumėme, ir rašome tekstą. Sveiki, kaip jūs? Ir matome iš karto vertimą. Programėlė turi palaikymą beveik 32 kalboms, kuriomis galite laisvai disponuoti ir naudotis. Taip pat galima naudotis ir mikrofonu, išnekant tekstą ir versti dokumentus, įkeliant iš savo galerijos ar nufotografavus tiesiogiai norimą dokumentą. Tokiu pat principu veikia ir mūsų Google Translate programėlė. Įvedame tekstą. Ir matome vertimą į japonų kalbą, į kiniečių. Pasirenkame, kad yra anglų. Taip pat Google Translator galima irgi įkalbėti tekstą ir kelti norimą dokumentą ir jį išsiversti. Kaip ir DeepL, taip ir Google vertėjas palaiko visas 3 funkcijas, kurias jums parodėme. Jas galima išbandyti praktiškai įvedant tekstą, išnekant tekstą arba įkeliant dokumentą. Bet kurią norimą jūsų kalbą. Iš karto bus išverčiama. Taip pat galima įrašyti ir balsą, kurį išversite. Taip pat galima įrašyti dokumentus. Tai veikia taip pat kaip ir DeepL, taip ir Google Translator programėlėse. Ačiū už dėmesį ir susitiksime kitą kartą. The world as a puzzle that needs solving.